Sveiki visi, laikas su Taro. Mano vardas Neringa ir šiandien man kažkodėl tai norisi padaryti rimtą kortų skaitimą. Todėl žiūrėkit, ar jums tema yra aktuali ir įdomi. Ir jeigu išgirsit kažką, tai kas bus jums labai nemalonu, tai mūsų protas turi tokią savybę nuneigti tai. Todėl būkit stebėtojai, būkit savo likimų, savo realybės kūrėjais, bet visada domina tokios temos kaip karma. Todėl mano šiandien 3 variantų kortų skaitimas vadinasi, kokia karma jūs kartu sujungia. Ir šitam kortų skaitime aš naudosiu 3 kortų kaladės, kurios vadinasi pirmoji iš jų sulaužytų pažadų Taro. Tai yra tokia, sakyčiau, tamsių energijų, nelengva Taro kortos, bet jos aktualiai arba labai įdomiai pasižiūri į situaciją giliau ir paslaptingiau, sakyčiau. Tada mes imsim Taro užmirštų istorijų Taro ir taip pat pasižiūrėsim tokia keista kaladė kortų, kuri vadinasi sumaišytas Taro. Jeigu jums aktualu, kokia karma jūs kartu sujungia, kviečiu žiūrėti 1, 2 ir 3 variantas. Kiekvienam variante bus visos šitos 3 kaladės, todėl jūs tiesiog žiūrėkit variantus. Kaip visada, tai apibendrinti bendri kortų skaitimai, jie gali skirtis nuo jūsų situacijos detalėmis, bet kiekviena jūsų mintis, kiekviena jūsų įžvalga kortų skaitimų metu, tai yra jūsų darbas su savo pasąmonė. Aš manau, kad kiekvienas klientas atėjęs kortų skaitimo, individualiai kortų skaitimui arba individualiai sesijai, jisai nori sužinoti kažką tai labiau apie save ir gautą informaciją panaudoti savo labui. Todėl ir bendri kortų skaitimai rodo tiesiog patį procesą. Jame gali būti tos įžvalgos, kurių jūs ieškote. Todėl šiandien ilgesnė įžanga, bet aš tikiu, kad jums bus, manau, kad įdomi ir tokia kortų skaitimo pavyzdys, toks kortų skaitimo pavyzdys. Kągi, pradedam. Pirmas variantas, kokia karma jūs kartu sujungia. Pirmas variantas. Apie ką kalbėsim? Visų pirma, mes paimam 2 žmonės, apie kuriuos aš apibūdinsiu. Tai yra moteriška energija, vyriška energija. Kodėl jūsų pora tapo pora? Tada paimsiu kortas, kurios, kaip ir sakiau, vadinasi sulaužytų pažadų Taro. Kokia karma jūs kartu sujungia? Būtent, kodėl šitas žmogus su savo karma atėjo į jūsų gyvenimą ir jūs su savo karma susijungiat su šitu žmogumi. Ir dabar pasižiūrim apie viską iš eilės. Taip. Žinot, moteris tikrai su šitu vyru sukūrus yra šeima. Jūs gyvenat santuokoje, jūs gyvenat tose energijose, kurios yra šiuolaikiniam pasauliu, vadinasi šeima, bendra sąjunga. Jūsų iš pat pradžių aš galvočiau, kad jūs galvojat, kad tai yra jūsų iš tiesų labai didelis šansas, sėkmės šansas. Jums nepaprastai pavyko ir karts nuo karto galbūt kyla mintis, kodėl būtent šitas vyras pasirinko mane, kodėl mūsų jungia toks keistas, nuostabus, galbūt jūs turit savo ypatingą istoriją kartu. Pakalbėti, jeigu paklausim, kaip susipažinot, jūs galit pasakyti, kad mus suvedė likimas. Kažkaip paslaptingai, aš to nenorėjau, aš tą nedariau, bet mes susitikom ir iš karto supratom. Bet žodžiu, jūs turit labai gražią tokią istoriją, pradžios istoriją. Čia ir dabar, aš sakyčiau, gali būti, kad kyla daug iššūkių šitose santykiuose arba šitoje sąjungoje ir nežinot, kaip pasielgti. Jeigu mes kalbam apie vyrą, vyras iš tiesų jūs, žinot, iš tiesų jisai pamatęs jūs irgi susipažinot
pamatė, kokia jūs jam vertinga, kokia jūs jam reikalinga. Ir dabar gali kilti jam toksai savininkiškas iš karto jausmas, noriu, tu mano, niekam netiduosiu. Ir tas savininkiškas jausmas dabar galėjo kilti iki tokių dramų, skausmingų dramų, nes aš galvojau, kad tu elgsies taip. Aš tikėjau, kad tu elgsies taip, o elgiesi visiškai kitaip. Ir dabar jūsų poroje, vėlgi, vyro energijos, sakyčiau, tokios, žinot, jisai gyvena skausme, jisai gyvena nusivylime. Jūs gyvenat abejonėse. Ir dabar kokius pažadus sulaužėt, kokius pažadus sulaužėt. Kai jūs jis pamatė, kaip bebūtų keista, kai jūs jis pamatė, kaip ir sakiau, jums tai atrodė tokia paslaptinga, labai tyla, labai graži meilės istorija. Jis iš tiesų atėjo su tokia gražia, jo karma yra, jūs jam buvot kaip išgyjimo, išsigryninimo, išsivalymo fėja. Tai moteris, kuri galėjo jį padaryti tauresniu, aukštesnio emocinio sąmoningumo lygmenį pakelti. Jisai atėjo pas jūs su labai tokia, labai, sakyčiau, gražia ir tikrai paslaptinga, ne veltui jūs galvojat, kad tai paslaptinga istorija buvo susitikimo, nes tai yra tikrai bent jau vyro intencijose buvo nepaprastai graži pradžia. Kokia jūsų karma pritraukia būtent šitą vyrą, korta vadinasi neprofesionalumas. Jūs buvot naivi, jūs galėjot nesuprasti, galėjot, kaip čia pasakyti, būti infantili arba, bet kaip ir sakiau, žinot, susitikot, jisai jums pasakė, kad tai likimas, jūs juo patikėjot ir net nesianalizavot arba nesitikrinot savo jausmų kartu su juo. Tai buvo jūsų istorijos pradžia. Dabar, ką jūs būdama šituose santykiuose su šitu vyru, ką jūs sužinojot? Ar jūs žinot, ar jūs sužinojot apie tai? Ką jisai sužinojo, būdamas santykiuose su jumis. Ir štai pasirodo, jūs tikrai galit kelti jo, kadangi tai yra sumaišytos, kaip sakiau, sumaišytas taro, čia tokios daug reikšmių yra, daug tokių netikėtų ir keistų. Tai va dabar, jisai savo sąmoningumą, tą uždirbtą jau sukauptą savo askezių, praeitų gyvenimų, išgrynintą energiją, susitikę su jumis, jisai tapo labai įsižeminęs, labai prisirišęs. Būtent todėl, toks vaizdas, žinot, dabar galvoju, kad todėl ir atsirado tarp jūsų gali būti dabar gyvenimo krizė, nes jo visi iliuzijos, lūkesčiai, askezės, sąmoningumas susidūrė su labai žemiška, labai paprasta, labai neprofesionalia moters energija, žemės energija. Ir jisai pasijuto apgautas, pasijuto paniręs į tokią, kaip čia dabar taip, tai kaip čia dabar gali būti taip. Toks vaizdas, kad suprantat, kaip čia pasakyti, jisai, yra toks priežodis, lengva būti nušvitusiu, kai tu esi vienas kalnuose su niekuo, tik tai su Dievu šneki. Ir staiga šitas vyras nusileido nuo kalnų, susijungė su moterim, kuri nėra praėjus tokio paties kelio. Ir dabar jam reikia tiesiog atlikti tokius labai buitiškus, kasdienius, nepaprastai aiškius pasirinkimus kasdien. Ir tai jam tapo
nepaprastai sunku. Jisai gali jo kilti būtent pačios tokios irgi netikėtai jam pačiam dilemos. O tai kaip dabar? Toks vaizdas, kad šitas vyras nelabai buityje yra susitvarkęs, arba jam tie buitiniai dalykai ant tiek atrodo nereikšmingi, kad jisai nesupranta, ko jūs iš jo norit. O jūs norit bendradarbiauti, jūs norit palaikymo, jūs norit tokio irgi jo buvimo. Kasdien pasakyk, kad tu mane myli. Kasdien pasakyk, kaip tu mane myli. Aš noriu daryti bendrai. Jūsų meilės kalba, tai toksai, sakyčiau, darimas kartu. Viskas, kas darimas. O jums, jeigu jisai kalba apie aukštas materijas, apie tokius aukštus kažkokius tai sąmoningumo lygmenis, apie savo filosofiją, jūs įjungiat tokį vaiką, kuris sako, nesuprantu, apie ką tu čia. Aš valgyt noriu. Nežinau, ten nušvytę žmonės, su ego tai yra nesvarbu, bet aš dabar noriu. Žodžiu, vat toksai disonansas yra. Ir dabar mes pasižiūrim tada ateinančiais metais, arba apskritai, kaip jūs, kokią bendrą karmą sukūrėt šituose santykiuose, kokią bendrą karmą pas jūs susikūrė. Ir dabar jūs kartu, kadangi, kaip ir sakiau, toks vaizdas, kad du lūkesčiai, žmonės turi savo lūkesčius vienas į kitą. Ir jie ant tiek skirtingo lygio, skirtingose lygmenyse, kad jūs tarsi vienas kito negirdit. Todėl galit tik tai kontroliuoti, vienas kitą kontroliuoti. Vyras kontroliuoja jūs pavydu, jūs pastoviai tokiu, kaip čia pasakyti, kontroliuoja netgi, nes jis nemoka kitaip. Jūs iššaukėt jo tamsiasias pusės. Ir todėl kartu tampat tokie valdingi despotai. Vienas iš kito reikalaujat, kad paklustų vienas kitam. Ką tai duoda jums? Bent jau tokiu būdu jūs gaunat to dėmesio, kurio jums gyvybiškai būtina. Ką jisai, duodamas tai, viduje jam didelis konfliktas kyla, labai didelis konfliktas kyla, bet jisai dėl šventos ramybės jums tarsi nusileidžia, bet kažkokias tai išvadas, kažkokių tai, vis tiek jisai nesupranta, kodėl taip yra. Bet du žmonės, vienas kitam, tikrai auklėjat, atėjot dėl pamokų, atėjot dėl auklėjimosi. Aistra pas jūs yra. Gali būti, kad kai kartu jūs sieja nepaprastai stiprus, tas gyvuliškai aistra, jausmas, kad aš be šito žmogaus jaučiuosi kaip netekus kažkokios dalelės savęs, labai svarbios dalelės savęs. Bet kartu su juo irgi man labai yra sunku, nes aš jo nesuprantu. Aš nesuprantu, kodėl jam taip sunku padaryti tokius buitiškai elementarius dalykus. O jam todėl sunku padaryti tai, kad jisai atėjo iš visiškai kitokios, savo praeitų gyvenimų patirties ir askezių, surinkęs daug tokios dvasinės energijos ir dabar jam sugrįžti į tokį buitinį lygį, mylėti vieną moterį, mylėti moterį su visais jos trūkumais, jam yra didelis, sakyčiau, iššūkis. Tai toks buvo mūsų pirmas variantas, lauksiu jūsų atsiliepimų. Jeigu jums tiko ir patiko, aš lauksiu jūsų komentarų, laikų, prenumeratos. Dėkui, kad buvot kartu. Antras variantas. Apie kokią porą mes kalbėsim? Kas? Moters energetika. Vyro energetika.
ir kokia karma jūs, kiekviena jūsų karma, asmeninė karma, kodėl jūs suvedė su būtent šitu partneriu vyro. Moters asmeninė karma ir vyro asmeninė karma. Ką jūs atsinešėt kartu į šitus santykius su savim? Apie kokius žmonės kalba jis. Jūs susipažinot jauni, būdami tikrai jauno amžiaus, abudu vienodo amžiaus esat, pakankamai jauni susipažinot, pakankamai jauni vienas kitą sulipot vienas su kitu. Ir aktyvus šitoj pozicijoje jūs užkariaut norėjo vyras. Vyras padarė viską, ką galėjo. Jisai pasirūpino jumis, jisai galėjo jūs tikrai daryti tas tokias didelius žygius arba didelės intencijas jūs užkariauti. Jisai norėjo. Jūs pasidavėt. Pasidavėt jo asistavimui, pasidavėt, susitaikėt su jo sprendimais. Ir jums tai patiko. Patiko, kad jūs jo akyse buvot labai reikšminga. Tai nebuvo, kaip čia, nusileidot. Moteris šitose santykiuose nusileido vyro atkaklumui. Patiko jai jo noras ją užkariauti, jinai pasidavė. Ne visai buvo sąžininga, nuo pat pradžių nebuvo sąžininga arba nebuvo netgi laiko jums pasišnekėti labai atvirai ir būtent taip jau jūs pradėjot bendrauti. Kokias karmas jūs abudu atsinešėte į šitus santykius? Šitas vyras ir iš praeitų gyvenimų jisai nebuvo visiškai sąžiningas. Jam nebuvo reikalo nesąžiningų būdų siekdavo savo tikslų. Kažką tai papirkdamas, kažką tai sumeluodamas, kažkur tai praeidamas per tą tarnybinį praėjimą, ne per pagrindinį praėjimą. Ką aš noriu pasakyti? Jo karma, kad sąžiningumo mokytis šituose santykiuose su jumis, sąžiningumo mokytis. Nes jūs atėjot pas jį su raktu, ne su atidirbta kažkokia tai bloga karma, o su išėjimu į platesnį pasaulį. Nes jūsų karma kartu atėjus tai yra praplėsti ribas, pažinti vienas kitą, pažinti, galbūt išvažiuoti gyventi kartu į kitą šalį. Žodžiu, jūsų šios gyvenimo arba šituose santykiuose užduotis yra praplėsti, išplėsti ribas, išsiaiškinti savo ribas, asmeninės ribas, jūsų santykiuose ribas. Bet jūs, kaip ir sakiau, pataikavot jo silpnybei. Jisai atėjo pas jūs su tokia nesąžininga energija. Jūs, kai jisai asistavo jums, jūs irgi buvot nesąžininga su ja. Taip, tai galėjo kilti šiokie tokie nesusipratimai. Ir jūsų santykiuose dabar gali būti toks, irgi mes analizuojam pačius santykius. Ne kad dabar, ne kad ką, o būtent dėl karmos aspektais. Tai vėlgi, jis atėjo su nesąžininga tokia intencija, jūs taip pat jį apgaudinėjot irgi nesąžiningai, sakyčiau. Nesakau, kad jūs tą piktybiškai darėt. Jūs tiesiog turėjot pažinti save, pasakyti jam stop, ne, man taip netinka, bet jūs to nepadarėt. Jisai pas jūs atėjo, jūs nusileidot. Jisai kažką tai pasiūlė, jūs netgi jeigu jums tai nepatiko, sutikot. Bet tai buvo tarsi toks irgi savęs pažinimo užduotys. Apie tai kalbam. Ką jūs dabar sužinojot? Ką jūs dabar bendrai sužinojot, būdami šituose santykiuose vienas apie kitą ir šituose santykiuose? Šitas vyras jūs nuoširdžiai myli.
šitas vyras yra jūs nuoširdžiai įsimylėjęs. Yra taurių karalienė, kuri žinot, jisai stebisi, kaip jūs į pasaulį galit tokius labai emociškai, kaip pasakyti, savo emocijomis jūs jį mokot gyventi, mokot pažinti, mokot suprasti, kerta per jo ego. Gali būti, kad jam labai sunku jums nusileisti, labai sunku jums priimti jūsų išmintį arba tokį požiūrį, bet jūs tą turit savyje atsinešus iš praeitų gyvenimų. Ką jūs apie šitus santykius su juo būdama sužinojot? Kad santykiai tai nėra duotybė, santykiuose reikia dirbti nuolat ir pastoviai. Ir tai kartais tik tai jūs atsipučiat, tik tai jūs pasakot, jau dabar viskas gerai, jie gali iš karto kelti vėl naujus iššūkius. Ir tie nauji iššūkiai jums pastoviai reikia, kaip ir sakiau, jūs turit. Tai yra jūsų atsinešta energija, praplėsti savo ribas, pasakyti, kada ne, būti sąžininga su savim šituose santykiuose su juo, pasakyti, kas jums nepatinka. Jūs turit tą padaryti čia ir dabar. Būtent tai jūsų emocijos, jūsų poelgiai, jūsų kasdienis darbas ir indėlis į šitus santykius jį daro išmintingesniu, jį daro nuoširdžesniu. Jisai supranta, kad tai, ką jisai atsinešė į santykius nesažiningus kažkokius tai tokius sandorius, būtent sąžiningumas, emocijos jį daro išmintingesniu ir nuoširdžesniu. Kokią karmą jūs kartu dabar šituose santykiuose, kiek esat kartu, sukūrėt. Žinot, kokią karmą? Jūs kartu labai gerai padirbėjot šituose santykiuose, net jeigu jums atrodo kitaip, šituose santykiuose kortos sako, kad jūs labai daug padirbėjot. Jūs pripažinot savo silpnybės, jūs pripažinot savo ribas, jūs pripažinot, kad žmonės ne visada yra vedini tik tai aukštesnių tikslų ir labai didelių aukštų prasmių. Kartais mes elgiamės savanaudiškai, kartais mes klystame, kartais mes turim nuodėmingai galvojam ir tai yra žmogiška. Vienas kitą jūs darot tikrais žmonėmis, su savo emocijomis, su savo ribomis, su savo galimybėmis, su savo trūkumais, su savo silpnybėmis. Ta jūs puikiai tvarkotės šituose santykiuose. Ir tai jūs kuria kuo didesnis, kuo ilgiau jūs tą darot, kuo nuoširdžiau jūs tą darot, tuo stipresnė jūsų santuoka, tuo didesnis saugumas pas moterį, saugumas ir pasitikėjimas kyla. Pas vyrą jisai pradeda mokytis išminties, vis tiek jam labai svarbu ta išmintis, vidinė išmintis, moters pripažinimo, kad moteris irgi yra išmintinga. Viskas, ką jūs darote šituose santykiuose ir kai jūs savo tą darbą arba savo indėlį įprasminat arba suvokėt, tai jūs daro stipresnę, santykius stipresnius ir jums malonu ir saugu šituose santykiuose. Pažindama savo ribas, pažindama savo galimybės, jūs įsitvirtinate, o vyras, būdamas šalia jūsų, jis praplečia tas ribas, kurių jūs jau žinot, o jisai turi dar pažinti per moterišką išmintį, per moteriškas emocijas, per moteriškus poreikius ir norus. Jisai tampa tokiu irgi stebėtoju ir avantiūristu, bet gerąja prasme. Jisai gali labai daug sužinoti apie moters vidinį pasaulį,
apie kurį jisai net nebuvo niekada susimastęs. Todėl šita santuoka, sakyčiau, šitie santykiai antro varianto ir santuoka yra sėkminga abiems, nes jūs vienas kitam esat nepaprastai vertingi ir likimo skirti mokytojai. Tai toks buvo mūsų antras variantas. Taip pat lauksiu jūsų atsiliepimų, komentarų, laikų, prenumeratų. O mes judam prie trečio varianto. Kokia karma jūs kartu sujungia? Apie kokius žmonės mes kalbėsim? Kokia karma jūs sujungia? Moters energija, vyro energija. Kodėl jūs vienas kitą pritraukėte į savo likimą, į savo gyvenimus? Su kokia karma? Praeitų gyvenimų įvykiais arba bagažu jūs atėjote iš šitų santykių. Moters energija, vyro energija. Kai jūs susitikot, tai buvo ne pačių aukščiausių vibracijų, ne pačiom geriausiam jūsų būsenose arba stovyje jūs vienas kitą pažinot, susitikot. Vyras galėjo, jūs pamatėt jame, netgi galėjo būti, kai susitikot, jisai galėjo turėti savo šeimą. Galėjo būti santuokoje su kitu moteriu, arba ką tik išsiskyręs. Ir jūs jame pamatėt, jūs buvot jo tokia, žinot, gydanti energija, su gydančia energija atėjot. Ir jūs pamatėt jo žaizdas. Jūs norėjot jį pralinksminti, jūs norėjot jį išgydyti. Tokia gydančioji energija moters. Vėl ta pati korta išėjo, kiek maišiau, bet vyras pamatęs, sutikęs jūs, jis pajuto, kad jūs esat gaivus, gyvas, tikras, jam reikalingas, tuo metu jam ypač reikalingas tyro, gyvo, oro, gyvybės gurkšnis. Jisai tikėjo, kad jūs labai nuoširdžiai tiki ir tikėjo, kad jūs galite išgydyti jo visas žaizdas. Jūs esat jo šansas gyventi. Jūs tą pajutot, bet suprantat, kai jūs atėjote į šitus santykius, kaip ir sakiau, arba jisai buvo kitose santykiuose, arba buvo ką tik užbaigęs, jūs atėjot, aš jam padėsiu, bet nelabai tikėjot savo sėkmę, nelabai tikėjot buvot jau susitaikius su pralaimėjimu. Šitas vyras galbūt turėjo kitą šeimą, galbūt aš jam ne tokia reikšminga, ne tokia, kaip sakyt, ne tokia pirma, ne tokia tyra, ne tokia svarbiausia. Jūs buvot atėjot susitaikęs su pralaimėjimu, bet savo energiją, savo nuoširdumu, savo išmintim, savo žinojimu kažkokiu tai arba gydančiomis energijomis jis patikėjo jumis, jisai nepaprastai jumis patikėjo ir pasitikėjo jumis. Taip, jūs susitikot. Tokia jūsų pažinties istorija, sakyčiau. Ką dabar žinot apie tai jūs? Ką dabar apie tai sužinojo jisai? Šitam vyrui
užteko išminties, užteko smalsumo, užteko tokios gyvenimiškos patirties, stabilizuoti save, savo energijas, įsižeminti, patikėti jumis. Jums, kuo toliau, tuo labiau jūs pradėjot, kaip čia pasakyti, jūs pradėjot tikėti juo ir tas tikėjimas jums suteikia naujos vertės, jūs pati savim pradėjote tikėti. Šitas vyras, aš sakyčiau, jums labai pakėlė jūsų savivertę, jūs pasirinkęs arba patikėjęs, kažkoks nepaprastai tyras, nuoširdus ryšys tarp jūsų užsimezgė. Tai jūs išgelbėjo. Šitas vyras savo meilę, savo išmintim, savo kantrybę jums pakėlė labai savivertę, o jūs jį pagydėt nuo kažkokios tai didelės traumos praeituose santykiuose arba praeitų santykių traumos. Aš nenustebčiau, jeigu šitas vyras iš tiesų kažkokiu tai būdu jums sako tokius komplimentus, koks nei vienas vyras jums dar nėra sakęs. Jisai sugeba rasti tokius žodžius ir tokias mintis, kaip pasakyti, tai pastebi, kad jūs galvojat, wow, nesupratau. Ta prasme, nutirpsta, suprantat, bet vėlgi. Šitas vyras yra nepaprastai protingas. Jūs jame matot vyrą. Šitie santykiai, aš sakyčiau, kad bent jau jums, tai jūs matot žmogų, ne funkciją, ne tai, kad man su juo saugu, jisai ten man parūpina, bet man šitas žmogus įdomus. Aš šitą žmogų noriu pažinti. Kas kart jisai mane nustebina, nepaprastai švelniai kažkokiu tai būdu. Žodžiu, šitie du žmonės vienas kitą surado sunkioj pozicijoje, buvo sunku vyrui. Bet jūs savo irgi tokiu kažkokiu tai, nežinau, jam užgydot žaizdą, suprantat? Jūs jau esat gyduoklė. Jūs jo esat moteris, kuri suplėšo jo visus žemėlapius vidinius, ta prasme. Turėtų moteris elgtis taip, jūs pasielgėt kitaip ir jisai patikė ją. Patikė. Ir tada kažkokį tai sakau, kažkaip taip jums pasako tokį komplimentą, tokius žodžius. Taip pasišnekat, kad jūsų savivertė ir meilė tik tai stiprėja. Labai graži. Kažkokia tai pasakojimas, kažkoks labai gražus, labai tyras. Tyra energija tarp jūsų, su kuo aš jūs ir sveikinu. Ką kartu jūs kuriat? Ką jūs kartu kuriat? Jūsų santuoka, du žmonės auga joje. Šituose santykiuose du žmonės auga joje. Kuriat abudu, vadinama, čia yra tos blogoji karma. Ir raktai. Raktai tai yra atrakina, iškelia, išgrynina. Tai jūsų kartu karma sukurta, tai yra išminties raktas. Jūs kartu kaip pora galit vesti mokymus, kaip augti poroje, kaip suprasti vienas kitą, kaip gerbtis vienas kitą. Jūs gali, kaip čia pasakyti, karta kažkokia tai jaunų giminaičių karta, jeigu būtų pakankamai išmintingas tas jaunuolis arba jauna moteris, paklaustų, kaip jūs taip? Ir jūs abudu galėtumėt pasakyti, vienas kitą reikia gerbti, vienas kitą reikia mylėti. Toks, žinot,
kažkoks tai, sakau, kažkokios tai nepaprastai tyros, pagarbios energijos šaltinis yra, ką jūs kartu sukūrėt. Pavyzdys kitiems. Ar aš teisi? Žiūrėkit, kokios stiprios kortos eina, ką jūs kartu kuriat. Vyras eina žynys ir pasaulis. Viskas, žinot, moters ir vyro poroje kvinsistencija, kaip sakoma, ne, tokia išgryninta, išpuoselėta, tyra energija. Man gera su šitu žmogum. Mano pasaulyje šitas žmogus užima partneris, jisai mano partneris, jisai mano draugas, jisai mano vyro, čia žodžiai, jisai mano moteris, mano partneris, mano draugas, lygi man. Žynys ir žynė. Ir mes kuriam pasaulį. Kaip jūs tą matot ir suprantat? Jums lengva. Net jeigu jūs pradedate abejoti, du kardai kalba apie tai, kad jeigu jūs pradedate abejoti, jeigu jūs pradedat kažkaip tai, nežinau, ten kažkas tai irgi kyla abejonės, nenoras ar dar kažkas, jisai su savo meile, su savo teisingumu, su savo teisingais patarimais, nespaudimu, o tokiu pagarba nuramina jūs, paguodžia jūs, apsaugo jūs. Aš sakau, trečias variantas, toks vaizdas, kad iš jūsų reikia pasimokyti, kaip būti partneriškuose santykiuose. Kaip būti partneriškuose santykiuose. Kaip išėjo velnio korta. Velnias tai yra jungtis. Gyventi šitam pasaulyje, šitoje erdvėje, šitam pasaulyje, dviem žmonėms, kaip gyventi protingai, kaip gyventi išmintingai, kaip pažįstant vienas kitą, nežeminant vienas kitą, savo autentiškumą išlaikyti, savo tokį irgi prisirišimą, bet tokį gilų, prasmingą prisirišimą, kuris neskaudina, o ugdo ir augina. Tai va, tai labai su kuo aš jūs ir sveikinu. Dėkui, kad buvot kartu. Tai buvo 3 kortų skaitimai, kuriuos aš šiandien su jumis pasidalinau. Labai lauksiu jūsų įžvalgų, komentarų, reakcijų. Ar jums patiko ir tiko toks kortų skaitimas. Ir iki kitų malonių susitikimų. Iki.